reinkarnacijos nėra, ne? Tasme, bet Ale patyrė klinikinę mirtį, sako, kad buvo kituose ten būsenose ir tai yra gyvenimas už, nu, kai jau miršti. Gyvenimas už dabartinio žemiško gyvenimo. Ir ten kila knygų parašyta ir ten galbūt tyrimų, nežinau, ar dar tyrimai yra tai. Žinai, aš nežinau, aš skeptiškai pasakysiu. Gal griežtai, nu, ne griežtai, gal, nežinau kaip. Bet jeigu trenkti tau per galvą su ko nors stipru, žinai, tai vaizdų visokių pamatysi. A po to gali visą gyvenimą matyti visokius ten nesąmonės, žinai, panašiai. A kiek psichiškai yra žmonių, kurie mato, ja, nežinau ką. Tai ta klinikinė mirtis, tai yra specialiai būsena. Dažniausiai vėl sakoma yra, žmogus į klinikinę, kaip atsiranda ta klinikinė mirtis, tai yra tunelis, po to šviesa kažkokia tunelį ir panašiai. A kodėl? Jis miršta žmogus. Ir sako, pas visus va taip, vienodai, žinai. Tai yra procesas, nu taip, jūs tą matot. Prieš mirtį, mirštant, jis tą mato. Nu ir kas, jam vaidenasi, būtent šitas, tunelis šviesa. Kodėl tai reiškia, kad yra kažkas tai? Ne, kad ta dūšia, ta siela iš tikrųjų yra, jinai surišta yra su ta energija ir gal jinai iš tikrųjų, kaip tai mokslininkų tyrimai yra, kad jinai ten kiek ten gramų, 2 gramai ar kažkas tai, jinai po to palieka tą sielą, o tas ryšiukas kažkas tai jis nukarpytas arba kažkas tai ir jis kartu su tą energiją atsiranda. Galbūt ir yra ten kažkokie lygiai greičiais pasauliai, lygiai greičiai. Nežinau, ir šiaip kažkaip man ir neįdomu po kol kas. Bet tą, ką mato žmonės, toj būsenai, kaip toj kritiniai būsenai tu gali ir pačioj gyvenimui sutrikimas kažkoks tai arba su kažkas tai tu gali matyti, nežinau ką. Tai gali būti ir taip, tai tavo organizmas nustoja funkcionuoti, smegenai irgi nustoja funkcionuoti, ten gali pasivaidėti. O sapnas, pavyzdžiui, tu kaip ir gaunasi klinikinė mirtis irgi, tu sapnuoji kažkas tai. Tu būni velnias žino kur, kaip ir kas ir vyksta ten su tais visokiais nesąmonės, bet tu to tikėjai tuo metu. Kodėl ten negali taip vykti? Kodėl būtent iš karto kažkas tai pasaulis, kažkoks tai? Tai man yra neįrodymai kažkokie, ne... Taip, sakiau, tai gali būti tiesiog būsena va tokį vaidenasi, o taip gali pasakyti. Gliukai, kaip rusiškai yra sakoma, tuo metu, kaip nustoja gyventi organizmas. Visi? Nu, sapnas, tai panašiai yra, sapnas. Tu praktiškai organizmas tavo neveikia. Kaip mėgi. Ir tau sapnai visokie. Bet tai nereiškia, kad ten yra kažkas, kas įdomiausia, bet tai sapnai rodo ateitį, dabartį ir praeitį. Pas mane tai veikia. Apie sapnus galim pakalbėti. Sapnai tai ant tiek, prisapnuoji, tik tai reikia mokėti traktuoti tos sapnus. Reikia jau atsekti būtent jausmus, kokie jausmai, emocijos būtent tose sapnuose. Bet tai nebūna, kad iš dienos kažką atsineši, tarkim, šiandien kažką padariau labai intensyviai, galbūt kažką prisiminiau emociškai ir jau sapnuosi. Kaip ir būna, tai sakau, yra arba rodo arba praeitį, arba dabartį, arba ateitį. Praeitis, tai kažkas kitaip padarai, kažkas negerai būna padarai ir panašiai, ir tau sapne būtent tos emocijos sustiprintų. Ant kito truputį situacija, bet taip patys, tos pačios emocijos, žinai. O ateičiai tai irgi prisapnuoji ir kaip taisyklė dažniausiai būna, kad panašus jausmus jauti. Bet to iš sapnuose dažnai būna atvirkščiai, kažkas geras sapnuoja, tai greičiausiai yra bloga, kažkas bloga, tai greičiausiai gera. Aš kaip nefiga. Pas man, nežinau, gal pas kitus. Sapnyką aiškinam, sapnuoja. Sapnėjimų yra krūva. Jeigu aš šūdą prisapnuoju, šūdas gyvenime yra, žinai, ir jaučiausi šūdiškai. Jeigu aš skraidantis, mėgstu labai per sapnus skraidyti, žinai, per sapnus toks fainas jausmas. Ir po to, iš tikrųjų, situacijos gyvenime, realiam gyvenime, iš karto praktiškai sekančią dieną arba per dieną, žinai,
iš karto toks jausmas kažkas, tai tokio pakilimas, toksai fainas, toks geras, fainas jausmas, man patinka tas jausmas. Toks. Iš karto. Gal reikia tos sapnus traktuoti labai gerai mokėti. Reikia jūs emocijos, jausmai, bet pagrindinis man tai emocijos jausmai. Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip tavo automobilis, namas, tai yra tavo sąmonė. Tavo sąmonė, kaip tu suvokinėjai, tavo suvokimas. Kiti dalykai, tai žvėris, pavyzdžiui, vėl, jeigu kiaulė kažkokia prisapnai, vadinasi, bus kiauliška kažkokia situacija. Jeigu katina, tai piktis dažniausiai, tai yra ne piktis, tai yra švelnus dalykas, bet jis jeigu kas, tai iš karto, žinai, jeigu ten, areliuka kažkokia, tai būtent laisvės, ne veltui, laisvės simbolis yra būtent tas relis, ne? Ne veltui, žmonės ne veltui. Kodėl balandis, pavyzdžiui, taikos simbolis yra? Iš tikrųjų, jeigu balandžių daug, pas tave verda, ten dušiai kažkas darosi, žinai, negerai, ir tu pamatai net nesapne, o pamatai realiam gyvenime, balandžių banda praskrydo. Šiandien daug buvo balandžių. Du? Kur jau ten balandžių? Du? Ne, bandom. Tai tada tokia ramybė, tai ką nustoji pas tave viduje tai ką atsiranda, žinai. Čia tie simboliai yra ne veltui paimti. Ten liūtas, pavyzdžiui, arba liūtas yra karalius, žinai, arba vėžlys tai jo, kuris lėtai kažkas daro. Tai čia tie ženklai, sapnai visokie, iš tikrųjų krūva tų ženklų visokių, visai nesenai turėjau krūvą visokių ir viskas taip atsitiko, kaip turėjo būti iš anksto. Jau tu matai iš anksto, kas bus. Čia tik tai klausimas.